Ir gyvenu vienui viena. Gal ji manęs nemyli? Ir ji pravirko. Ši mokykla atsirado prieš 8 metus. Netikėtai. Su pirmaisiais mokiniais daug kalbėjomės apie tai, kas jiems yra svarbu, kas įdomu, kas nesuprantama ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Ir tai tapo nepaprasta kelionė tiek man, tiek jauniesiems aktoriams. Ta šypsena būtų galėjęs ištabdyti visą pasaulį. Jeigu pasaulis būtų pamatęs tą šypseną, būtų galėjęs stabdyti visus pasaulio karus. Nuo pat pradžių buvo svarbu klausyti, pasakoti, išgirsti ir dalintis. Taip pradėjo formuotis InCity mokykla – minčių, jausmų ir istorijų erdvė, kurioje mes augame ir kuriame. Labai visi, absoliučiai taip sulendat į save, aš toks mažas žmogeliukas, ne. Drąsiai, vaidinkit drąsiai. Mokykla atsirado netikėtai, aiškaus plano nebuvo. Buvo tik prasmės jausmas. Tikras nuoširdumas ir tikėjimas darbu įkvėpė dalintis ir džiaugtis kuriama erdve. Tapo akivaizdu, jog vaidyba labai padeda gyvenimui. Nesvarbu, ar renkiesi vaidinti dėl profesinių tikslų ar dėl smagaus laisvalaikio. Tačiau nereikia norėti visko iš karto. Būti, tapti, pasiekti. Reikia mėgautis procesu. Ir žinoma, šioje kelionėje turėti kantrybės. Visi mes tobulėjame tiek gyvenime, tiek scenoje skirtingų tempų, nes esame be galo unikalūs. Lyg mudu abu tiesiog sukurti vienas kitam. Žiūrėjo tiesiai man į akis ir pravirko. Buvo tik gera. Tiesiog užsimerkdavau ir galvodavau apie namus. Didžiausias džiaugsmas ir sėkmė yra matyti augimą. Kiekvienas mokinys auga kiekvienoje pamokoje. Ir labai smagu, kad užsiėmimai ne tik formuoja ir pildo asmenybės, jų laisvalaikį, bet ir kartu veda prie prasmingų asmeninių ir komandinių rezultatų. Taip pat vis daugiau girdime, jog vaidyba padeda ir mokykloje. Lietuvių kalbos, o kartais net ir matematikos pažymiai gerėja. Didėja pasitikėjimas pristatant projektus, kalbant viešai, diskutuojant, organizuojant renginius. Tokie nuostabūs atsiliepimai grįžta iš mūsų mokinių. O vėliau ne vienas įstoja ne tik į Lietuvos, bet ir užsienio teatro bei kino universitetus. O ir tie, kurie pasirenka kitą profesiją, dalysi vaidybos pamokų nauda, įgūdžius taikant kasdieniniuose darbuose bei asmeniniuose gyvenimuose.